kas atsitinka eteriui uždaroje talpoje. Iš mūsų praeito video žinome, kad eteris buvo naudojamas kaip anestetikas iki 20 amžiaus vidurio. Tačiau dėl vienos esminės priežasties jo buvo atsisakyta – jo sprogumo. Štai čia aš turiu 10 ml eterio ir aš jį dabar supilsiu į šį bambalį 19 litrų. Tai yra analogiškai kokiam kibirui eterio išsipilančio, sakykime, mažam sandėliuke. Kibiras gali nuskambėti kaip didelis kiekis, tačiau netgi mažesnis eterio kiekis gali sukelti ganėtinai stiprią detonaciją. Pasižiūrim. 3, 2, 1. Kas liko iš mūsų butelio, arba kas būtų likę iš to sandėliuko. Dangerous. Gerai, kad pakeitėm.